Šiandienos tema yra, sūnus prie mamos, nepaleistas, pririštas, sūnelis, kad ir iki 40, skiriantis per daug laiko, mamyčiukas, arba mama, kai nepaleidžia savo sūnaus, ką tokiais atvejais daryti. Tomai, pradėk. Sveiki visi, šitą temą labai dažnai mane klausia per konsultacijas ir aš netgi dariau specialų seminarą skirtą tėvų ir vaikų santykiams, kai jau vaikai yra suaugę. Tai pirmas dalykas, ką reikia žinot, kad yra taip vadinama kryžinė problema, lyčių problema šeimoje. Sakykime, yra berniukas ir mergaitė, sūnus ir dukra. Tai sūnus paprastai konfliktuoja su tėvu, bet bendrauja lengvai su motina, nes yra natūrali priešingų lyčių trauka. Ir atvirkščiai mergaitė konfliktuoja su mama ir lengvai bendrauja su tėvu. Tai šiuo atveju, jeigu šeima yra, taip sakant, iš principo du variantai. Pirmas variantas yra, jeigu mama yra neišsiskyrusi ir gyvena normaliai šeimoje, tai tada tėvas natūraliai stumia sūnų savo pačiu buvimu, išstumia sūnų iš lizdo, kai sūnui ateina laikas gyventi savo gyvenimą, net jeigu motina ir jis, sakykime, kaip nors ten norėtų sulaikyti, tokių problemų beveik nekyla. Iš kitos pusės, kai kurie gyvūnai rodo tokį įdomų pavyzdį, kad jeigu liūtai rodo tokį pavyzdį, kad jeigu liūtukai sakykime, mėgsta bendrauti su motina, prie jos ten, jinai kadangi labiau rūpinasi jais tokia fizinė prasme, tai liūtės tokius vėluojančius liūtukus išvaro piktai, netgi įkanda kartais, kad jie bėgtų nuo jos ir bėgtų iš lizdo, iš namų, todėl kad jinai turi interesą, jinai nori bendrauti su savo patinu liūtu. Toliau, dabar ką padaryti, kad nepatekti į skyrybas ir tada savaime nekiltų tokios problemos su sūnum. Na, tai čia tokie elementarūs dalykai, kad pirmą reikia žinoti taisyklės ir pareigas šeimoje prieš kuriant šeimą ir tada natūraliai to nebus. Toliau nevėluoti kurti šeimą, nes vėluojant kurti šeimą gimsta mažai vaikų ir tada tokia problema kyla. Jeigu vaikų daug, tai tėvai natūraliai vaikus išvaro iš lizdo. Tiesiog dėl pertekliaus, dėl naštos, o neišvaro tada, jeigu lieka vienas vaikas. Toliau, trečia, tiesiog teisingai rinktis moteriai vyrą, nes jeigu blogai išsirenka, tada įvyks skyrybos, toliau išmok bendrauti su vyru, panašiai ir taip toliau. Dabar, jeigu skyrybos įvyko ir moteris liko vieniša su berniuku, tai tokia, sakykime, labai paprastas sprendimas yra jai nedelsiant ieškotis naujo vyro ir naujam vyrui atsiradus savaime įvyks stuma ir berniukui natūraliai jisai iškeliaus iš lizdo dėl visų priežasčių. Dabar didelė problema kyla tada, kai moteris neranda vyro arba neieško jo ir gyvena viena su berniuku, tai būtent va tokia kombinacija ir sukelia šitą problemą. Tai dabar ką daryti, kad tokiu atveju? Tai pirma, jokių būdų nenuteikinėti berniuko prieš tėvą, nes tokiu atveju, jisai, reiškia, mažai bendraus su tėvu. Ir tėvas jam, jeigu bendravimo normalaus atveju su tėvu, jisai jį savaime sukonfigūruos ir nuteiks normaliam šeimyniniam gyvenimui, padarys į tvirtų stuburų, energingų, aktyvių ir jisai nesiriš prie motinos ir nenorės likti šeimoje su mama. Jisai norės kurti savo gyvenimą, bus aktyvus. Toliau antra, nelepinti jo, nes lepinimas ten per geras maitinimas, per daug komforto suteikimas, jį primagnetina prie komforto zonos, prie namų, prie mamos ir jisai tingi, nenori ir neturi jėgų, jis tiesiog aptingsta ir apsileidžia ir nenori aktyviai ieškoti savo, kurti šeimą, ieškoti moters ir gyventi savo gyvenimą. Tai prasme nenori skraidyti, paprastai kalbant paukščių pavyzdžių. Ir toliau dar vienas dalykas, tai yra sąmoningai skatinti
berniuką susirasti savo žmoną, padėti jam, patarti jam ir tada jisai žymiai greičiau savo šeimą susikurs. Na, tai čia tokie baziniai patarimai, aišku, gali būti daugiau. Kai aš darau konsultacijas, tai išskleidžiu tokį daug didesnį sąrašą patarimų. Čia juos visus pasakoti būtų labai ilgai. Tai va, trumpai tiek. Ačiū, Šarūnai, perduodu žodį tau. Tai dabar problema yra tame, kad kai mes tėvinam savo sūnų ir dukrą, mes darom tokius porą dalykų. Tai yra pirmas dalykas, mes tiekiam resursą, psichologinį ir materialinį, ir nustatom ribas. Ir tai yra praktiškai tėvinimo toks visiškai AB, jeigu dar C kažką dadėt. Ir kas atsitinka, tai jeigu mama toliau tiekia sūnui psichologinius ir materialinius resursus ir tiekia tolyn, ir sūnui sukanka 20 metų, 22, ir jinai toliau tiekia, pareina šakės, nes sūnus geruoju neatsijungis. Nes kai mes išeinam iš tėvų, kai mes atsijungiam nuo tėvų, mes turim pradėti tėvinti ir maminti save patys. Tai reiškia duoti mamos besąlyginę meilę savo ir tėvo valią, sprendimus, visą tėvišką tokią grubesnę meilę savo duoti patiem. Ir pradėti mokytis resursus, užsidirbti patys. Tai bėda yra kame? Mama duoda pinigučių, vat kaip Tomai pasakoja, lepina. Mama glosto galvytę, guodžia sūnelį. Oi, kaip čia tau sekasi arba nesiseka ir taip toliau, ir taip toliau. Ir sūnus geruoju neišeis. Ir žinokit, kada paleisti? Visada atrodys, kad tai yra per anksti paleisti savo sūnų. Todėl 16, nuo 16 metų pradėt stumti, kad vaikas pradėtų užsidirbinėti. Sūnus gali pradėti dirbti kažkokius tai darbus, mokamus ar nemokamus. Tai yra pradėti mokytis užsidirbti materialinį resursą. Toliau baigti guosti ir pūsinti vaiką ir mažinti pinigus ir mažinti psichologinę paramą. Jeigu jūs nenumažinsit sūnui psichologinės paramos, jisai geruoju iš jūsų neišeis. Ir jeigu mes paliekam tą paramą psichologinę ir materialinę, sūnus gali tapti ne tik atlipunėliu. Ir 40 metų sėdi pas mamą. Jisai dažnai tampa narkomanu. Aišku, narkomanu ten tampa ir dėl kitos poros toksikos, tėvo ir mamos toksikos. Bet vienas iš dalykų yra perlepinimas ir laikų neatidavimas berniukui išeiti į gyvenimą. O tas stumimas, jisai bus skausmingas tiek mamai, tiek sūnui. Visada bus skausmingas, niekada nebus malonus. Labai retais atvejais, kada būna malonus. Todėl dabar, kai sūnus tampa labiau, išeina tėvas, arba miršta, arba išeina tėvas, sūnus būna pastatomas arba atsistoja hierarchijoje į vyro vietą. Ir prasideda labai negražūs dalykai. Yra, kai hierarchijoje pastebėjot, katiną, jeigu jūs užleisit hierarchijoje šeimoje į viršų, duodami jam pirmam pavalgyti, nenumesdami nuo stalo. Katinas ateina tada, kada jis ateina, jūs jį glostat, o patys nepasiimat arba nenumetat katino. Katinas pradeda daryti nesąmonės. Lygiai taip pat, jeigu sūnus pradeda būti neteisingoje vietoje šeimos hierarchijoje, prasideda nesąmonės. Ir kokios nesąmonės? Mama pradeda piktnaudžiauti ir psichologiškai grūzinti sūnų. Ir sūnus pradeda užsiimti būtent sūnus pradeda užsiimti mamos psichologiniam problemom.
o sūnui negalima to daryti. Išsikalbėjimai, bėdavojimai negalimi. Per didelė pagalba mamai vienišai irgi yra per daug. Per didelis dėmesys irgi per daug. Aš suprantu, pakalbėt su mama, biškį paguost, paskambint 5 minutėm 3 kartus per savaitę. Viskas yra gerai. Bet aptarnauti mamą ir suteikti jai daug psichologinių, ta prasme, tokių benefitų, ir tai labai išsekina paskui berniuko arba, pavyzdžiui, vyro situaciją ir žmona arba mergina pradeda pavydėt. Šiandieną konsultavau kaip tik. Vyras po 1,5 valandos skirdavo laiko šeimai, kontaktai su šeima. Ir tai yra biškį per daug jau. Pokalbiai su tėvais galima nors ir kasdieną, bet normuoti reikia. Ir mergina pamatė, kad jos laikas, jie abu dirba, ir jos laikas 2 valandos, 1,5 valandos per dieną nueina, kas turėtų būti skirta jai, nueina šeimai. O tai yra pažeidimas hierarchijos ir vyras tada užsidirba merginos pavydumą ir mergina pradeda konkuruot su vyro giminaičiais. Lygiai taip pat, jeigu sūnus, vyriausiasis dažniausiai, pastato arba pasistato į tėvo poziciją, jis pradeda globoti visam gyvenimui seseris ir brolius. Kas padaro seseris ir brolius lepūnėliais ir psichologiškai lygiai tą patį pridirba, neatskiria nuo savęs ir, pavyzdžiui, jaunėlis tampa, pavyzdžiui, alkoholiku. Ir vyresnysis jį globoja iki pat gyvenimo galo. O negalima lįsti hierarchijoje, aukštyn globoti per daug savo tėvų. Taip, prižiūrėti reikia. Iš dėkingumo, iš meilės. Bet nepersistengt. Bet lygiai taip pat netraukti seserų ir brolių iš tam tikrų problemų. Kaip ir tėvui nereikia traukti. Ten labai išleido vaikus į gyvenimą, nėra ten ko jau gelbėti, nes gelbėjimas, jeigu yra kažkoks nevykęs scenarius, alkoholizmas, lepūnėlis, išlaidūnas, lošėjas. Daug variantų yra tokių negražių. Palikti ir vaikus ramybėje. Ir savo brolius ir seseris palikti ramybėje. Tomai, pratesk. Aš prisiminiau vieną įdomią istoriją, vieną konsultaciją apie moterį, kuri gyvena Šveicarijoje. Jinai išsiskyrusi su vaikais, ten yra ir berniukas, ir mergaitė toj šeimoje. Ir jinai turi tokią įdomią problemą. Jinai, reiškia, ją pradėjo meilinti vyras, užsienietis, kuris jos nori su ja bendrauti, nori su ja gyventi. Bet jos požiūriu jisai turi vieną, jos manimo labai didelę problemą, kad jisai duoda viską išskyrus resursus jai. Ir jai pasirodė, kad jisai ją naudojasi. Kai aš pradėjau nagrinėti visą platų piešinį, kiek yra ten visokių jėgų, pliusų ir minusų toj situacijai, ta prasme, tokį auditą išskleistinį, kokie privalumai minusai jo, kokie privalumai minusai moters. Pradėjau iškėti, kad tai yra vienintelis jo trūkumas ir jiems susitokus ir sukūrus normalius santykius, šitas trūkumas savaime iš lėto išsispręstų, net jeigu jisai dar, sakykime, ir yra. Tai vienas iš dalykų, vienas iš svarbiausių argumentų, ką aš pasakiau šitai moteriai, sakau, šitas vyras tau duoda vieną didžiulį sprendimą iš karto, pačiu savo atėjimu į tavo gyvenimą, jisai sutvarko stuburą ir gyvenimus tavo vaikams. Ir savaime išspręs labai daug problemų su tavo sūnumi, ypač su sūnumi. Tu neturėsi po ten kažkiek tai 3-5 metų, reiškia, problemos su jo ir jos išskridimu į gyvenimą.
Ir šitų dalykų tu negali įkainuoti. Tai savaime kompensuoja, net jeigu, sakykime, jis tau resursų neteikia, bet jis tau išsprendžia kitą ekvivalentišką problemą automatiškai ir dar daugybę kitų problemų. Sakau, po to tu galėsi ten švelniai su juo bendraudama išsiprašyti ir savo švelnumais, reiškia, išspręsti tą problemą, tą jo trūkumą. Sakau, čia tik tavo kantrybės reikalas. Jis klausė, sako, jo, sako, tu čia man, reiškia, pasakei karčius vaistus rimtai problemai, aš būčiau, reiškia, jį išveitus iš savo gyvenimo ir po to būčiau po kažkiek metų supratus, kad padariau didžiulę klaidą. Tai va, tai čia vienas momentas. Antra, kad dar vieną niuansą, kur moteris dažnai daro didžiulę klaidą, ypač europietės, kad jos gimus vaikui beveik automatiškai, tiesiog neturėdamas elementarių žinių apie santykius, vaiką hierarchijoje pastato aukščiau ir net nemato čia problemos. Vyrai dažniausiai instinktų lygyje į tai reaguoja labai skausmingai, labai rimtai, bet jie ne visada supranta, kaip tai paaiškinti normaliai, kažkaip tai, kad išspręsta problema čia. Jeigu jie rodytų iniciatyvą ir žinotų tą problemą ir turėtų išminties, jie gana greitai išspręstų. Toliau dar momentas, kad gamtoj virkštelė, fizinė virkštelė vaikui gimus pjauna motina, ne vaikas. Vaikas nesupranta problemos, jis ir negali to padaryti, nes jėgų neturi. Čia motina turi aktyviai šitą dalyką daryti. Toliau trečias sprendimas, kurį galėtų padaryti, dar vienas sprendimas, kurį dabar galėtų, sakykime, padaryti sūnus. Jeigu jisai būtų pakankamai supratingas, tai jisai padėtų motinai ieškoti jai vyro, naujo vyro, jeigu nėra vieniša. Ir ypač jeigu jie abu viens kitam ieškotų poros, tai čia iš viso būtų super. Tai būtų, sakykime, toks pažinčių profesionalus periodas, vienas kitam tampa piršliais ir ieško porų. Ir tokiu būdu ta problema savaime išsisprendžia bet kuriuo vienu ir kitu atveju. Tai pats greičiausias būdas, ko gero būtų. Tai va, ir man dar labai patiko tavo mintis, kad pradėti berniuką varyti iš namų jau nuo 16 metų ir šitą sprendimą aš esu girdėjęs keliose šeimose. Šiaip nuo 16 metų yra tokia įvairių tautų praktika, kad jų berniukai gali, net ir Lietuvoje juridiškai berniukai jau gali, vaikai jau gali pradėti dirbti, ten yra tam tikri leidimai tėvų, ten ir taip toliau, uždirbinėti pinigus. Tai šiaip senesniais laikais tai vaikai žymiai nuo jaunesnio amžiaus pradėdavo dirbti kartu su tėvais, padėti ant ūkį ir taip toliau, aktyviai. Tai nuo 16 metų tai čia laisvai jau gali praktiškai, norėdami labai netgi ir motiną išlaikyti, vaikas toks galėtų, paauglys. Tai va. Na tai tiek šį kartą ir jeigu kam reikia konsultacijų, tai šitą temą aš turiu išvystęs pakankamai giliai ir mano nuostabai ten gal net apie trečdalis besikreipiančių moterų klausia būtent tokių klausimų apie problemas su berniukais, bendrai su jų ugdymu ir konkrečiai su santykiais ir ką daryti būtent, kai motina lieka vieniša. Ten daug visokių problemų, jos sprendžia per daug moteriškai, ten reikia daug griežčiau spręsti tokius atvejus. Ir yra visokių sprendimų, kaip tai galima padaryti daug greičiau ir paprasčiau. Tomai, mane prajuokino tas variantas, kur pasakai, sūnus ieško mamai vyro, mama ieško sūnui marčios. Mano praktikoje nei vieno atvejo nebuvo. Tai yra labai gražu, bet paprastai mes kaip sūnus negalim kišti mamom savo variantų ir paprastai arba mama ieško, arba neieško. Ir ką randa, tą randa. Aš kalbu apie gyvenimišką variantą, o ne ką mes galėtumėm patarti. Lygiai tas pats, tai jau nebe Indija ir nebe Azija, kur tėvai rekomenduoja arba parenka sūnui gerus variantus. Deja, Europoje įsimylim ir nuvažiuojam ten, kur nuvažiuojam. Dabar Samanta klausia, koks laikas norma skirti
giminaičiam, ta prasme, nu, mamai, tėčiui iš sūnaus pusės. Tomai, aš suprantu, kad tai yra santykinis klausimas ir nėra taip, kad minutėm arba pusvalandžiais galima atsakyti. Trumpą atsakymą, kažkokią tai orientaciją, kas yra norma, kas yra nenorma, pasidalink ir aš tada pasidalinsiu. Aš ne visai supratau klausimą, nes kontekstą pamečiau. Gerai, kiek mes paskui vėliau, sūnus ir dukros, galim skirti tėvam laiko, kokia yra norma, kad neapiplėšti savo poros, savo šeimos ir kiek bendravimo su mama, su teta, su giminaičiais yra norma bendrauti, o kiek jau yra vis dėlto, nu, rusiškai žodis yra priboras, tai yra, nu, per daug. Tu turime, kiek sūnus arba dukra sukūrė savo santykius ir šeimą turėtų skirti savo seniem tėvam. Taip. Nu, tai čia mano žiniom yra grubi taisyklė, esminė taisyklė, ten nėra normos kaip skaičiaus, kaip valandų, ten yra bendra didelė maksimali taisyklė, kad sūnus turi išeiti iš tėvų namų ir glaustis prie žmonos, palikti tėvą motiną ir glaustis prie žmonos, jo pareiga rūpintis resursais, aprūpinti savo vaikus ir savo žmoną ir vaikus, ir jisai tėvais turėtų rūpintis minimaliai ir ne tik tai, kad minimaliai, bet gamtoje yra taip, kad tiesiog, na, statistika tokia, realybė tokia, kad vyrai paprastai mažai rūpinasi savo tėvais, ir natūraliai dukros dažniausiai rūpinasi savo tėvais. Tai atvirkštinis atvejis, dukrai skirti savo tėvams, jinai gali palyginus daug laiko, netgi galimi tokie variantai, kad jinai gali pasimti savo tėvus gyventi į savo šeimą ir tada nebūna konflikto su jos vyru. Jos vyras nekonfliktuoja su žmonos tėvais. Bet jeigu atvirkštiniu atveju, sakykime, sūnus pasimtų savo senus tėvus globot į savo šeimą, tada kyla didžiuliai konfliktai ir didžiulės problemos. Tai aš į detalės daugiau neįsiu, bet šita esmė yra gana paprasta, čia na, nėra ką galvoti, čia labai gerai žinomi dalykai. Tai dabar mano atsakymo dalis. Minučių, valandų nėra. Niuansas yra labai paprastas. Kaip brangusis arba brangioji šeimoje jaučiasi. Jeigu gerai, tai galima skirti kiek norit laiko savo tėvam. Bet pirmą reikia pradiskutuoti su savo antrąja puse, koks jos požiūris arba jo požiūris. Ar santykis yra gražus? Ar užtenka dėmesio, ar užtenka laiko? Nes jeigu mes esam, pavyzdžiui, darboholikai, grįžtam per vėlai ir iš viso neskiriam savo mylimajam arba mylimai dėmesio ir paskui dar varom pas tėvus, aš suprantu, kad norisi nužudyti už tėvų lankymą ir tėvus norisi nužudyti už tai. Tai pirma, susitvarkom santykį, kad užtektų dėmesio antrai pusiai. Aš kalbu, kai tai yra sveika šeima, nes kai kuriais atvejais dėmesio niekada nebūna gana. Tai čia dabar ne apie tos atvejus. Mes kalbam apie psichologiškai sveikus žmonės, tada jie susišneka. Nes, pavyzdžiui, mano mama amžinatilsį, bet aš turiu tetą. Važinėjau aš pas tetą, kas 3 savaitės. Pagelbėjau jai. Vilniuje vieną dieną atiduodu, ta prasme, iš dėkingumo jai, 2 dienos. Žmona nesiskundžia. Kodėl nesiskundžia? Nes jinai patenkinta santykiais. Todėl pirma santykiai, o tada jau kiek lieka laiko, tada jau darykit su tuo laiku, ką tik tai norit. Dabar dar vienas įdomus klausimas. Tomai, kuo trumpiau atsakyk, prašau. Jis sakote, kad berniukas neturėtų atsistoti į tėvo vietą. Tai ar gerai, kad dirbantis 16-metis galėtų išlaikyti motiną? Aš nematau čia problemos su sąlyga, kad jisai gyvena neilgiau kaip 18 iki 18 metų, kai su 18 jis turėtų išeiti į savarankišką gyvenimą ir rūpinti savo šeimą.
Tai išlaikyt motiną, tai tik nežinau, ten jau kraštutiniu atveju, kai nėra kitų ten brolių, seserų ir kai motina neturi vyro arba, sakykim, kažkoks, nežinau, neįgalumas. Bet jau čia, taip sakant, tarkime, jeigu jinai visai ten neįgali, tai čia tik tai tokiu atveju, jeigu jo žmona, jo žmona jam leistų ją rūpintis kažkaip, kai ten bendraujant su ja, bet jeigu ne, tai jinai, nežinau, ją turbūt ten į senelių namus atiduoti, jeigu jau, aišku, pats blogiausias atvejis, bet čia nuo jo žmonos priklausytų jos likimas tokiu atveju. Gerai, tai dabar niuansas toks, kad iš principo būna situacijų, kada 16-metis laikinai išlaiko mamą, kol jinai nesusiranda darbo. Arba neatsiranda vyras. Bėda tame, kad sūnus remia mamas, mama suranda Alfonsą ir pinigučiai teka iš sūnaus į mamą ir iš mamos į Alfonsą. Ir kai į mane kreipiasi sūnus, tada aš kalbu apie tai, kad arba, brangusis, nutrauk dabar, vat, yra vyras, nutraukė visą pinigų srautą ir pasakai, mama turi vyrą, vyras išlaikys. Ne, tai jisai nieko nedaro, ta prasme, nieko, jokių pinigų neįnešu, jisai čia pas mane tik tai dėl kvapo. Dabar taip, pinigų nebus. Ir tada mama arba išmeta netikusi, ta prasme, parazitišką vyrą savo lauk, nes, tokių gražuolių pasitaiko, kur sūnų pinigus arba dukrų pinigus valgo ir dėja reikia griežtai šitoj vietoj. Arba nutraukus pinigus, persitvarko pas mamą ir pas įtėvį arba, ta prasme, jau jos vyrą santykis. Arba jis išyra, arba kaip tik vyras pradeda tada susigribst, kad reikia kažką daryti su tom. O jeigu tai yra Alfonsas, jisai nukrenta paprasčiausiai. Nudžiūva. Tai vat porą dar papildomų tokių mintelių.